Labą dieną, šitam filmukė mes pradėsim nagrinėti RARS simuliatorių, tiksliau ne patį simuliatorių, o juos simuliuojama procesorių RISC-V. Programinė įranga, kurią mes naudojam, galima atsisiųsti iš šitos svetainės. Jūs matot, čia jos jį užkrauta, jeigu domina, tai adresas va štai šitas. Taip pat ir mūsų mokymuose galima tą pačią nuorodą surasti ir galima ją atsisiųsti pas save ir paleidinėti. Dabar mes panagrinėsim keletą programėlių iš RARS simuliatoriaus parašytų, naudojant dirbtinį intelektą, naudojant mano intelektą taip. Ir dabar mes einam, atidarom mūsų šios dienos pavyzdžius, čia aš jau atidariau. Na ir pirmą paleisim tavo simuliatorių, kurį aš minėjau, galima atsisiųsti iš nurodytos svetainės. Čia yra Java programėlė, tai mes rašym Java -jar ir RARS JAR. Pasileido mūsų simuliatorius. Keletą žodžių apie patį procesorių, kuris čia yra simuliuojamas. RISC-V yra atvira architektūra. Kiekvienas gamintojas, kuris geba gaminti, gali laisvai paimti, įsiskaityti, kabutėse, į specifikaciją RARS, ne RARS, o RISC-V ir pradėti gaminti procesorių, jeigu, aišku, jis tą gali daryti, taip iš techninės pusės. Pats procesorius nėra sudėtingas, jis turi 32 bendruosius paskirties registrus, čia jūs matot dešiniai pusė, va ten, kur registras parašyta, tai čia 32 bendrosios paskirties registrus. Aišku, turi būti programos skaitliukas PC. Nu ir jeigu mūsų procesorius dar papildomą turi, pavyzdžiui, ne daugybos, o veiksmus su slankaus kablelio skaičiais, tai dar galima matyti čia ir F tipo registrus, floppy point. Taip, čia jau matom irgi yra 32. Dar gali būti kontrolės ir būsenos registrai ar registras, bet mūsų tai kol kas nedomės, kol kas mes dirbsim būtent su šitais registras. Techniniai pavadinimai šitų registrų, kuriuos matot, yra X0, X1 ir taip toliau, X31. Pirmas registras yra tiesiog konstanta, kurios negalima pakeisti, jis yra visą laiką 0. Patogu turėti tokį registrą, nes galima jį naudojant užkrauti reikšmes į kitus registrus. Taip. Nor apart techninių tokių pavadinimų, programuotojai, kurie rašo programinį ir RISC architektūrai, naudoja dar specifinius pavadinimus kiekvienam iš šitų X kabutėse. Na, iš jų, pavyzdžiui, tas pirmas registras X0 yra 0, dėl jau minėtos priežasties pavadinimas toks. RA tai, pavyzdžiui, return address, tai grįžties adresas, SP stack rodiklė, paskui yra registrai, kurie atlieka lokaliųjų kintamųjų vaidmenių ir kurie prasideda iš T raidės, registrai, kurie atlieka argumentų vaidmenį funkcijose, procedūrose, tai būtų A pavadinimas, nu ir taip toliau, mes kituose filmukuose šitą matysim. Dabar tam, kad suprasti veikimą šito procesoriaus, kaip jis yra programuojamas, mes atidarysim, panagrinėsim šiandien keletą labai paprastų pavyzdžių.
Per kitos užsiėmimus panagrinėsim sudėtingesnius pavyzdžius ir tokiu būdu susiformuos tam tikrą nuomonę pas jūs, kas čia per procesorius. Visi šitie išeities kodai iš dalies yra dirbtinio intelekto, iš dalies mano ir bandom žiūrėti taip nuosekliai kiekvieną iš nagrinėjimo pavyzdžių. Mūsų pirmoji programėlė, kurią mes bandysim dabar paleisti, turės atspausdinti ant ekrano labas pasaulį, čia Hello World, čia standartinė pirmoji programa, iš ko jis sudaryta. Prasideda jį nuo komentaro, RISC assembleriai labai dažnai, ir kituose assembleriuose labai dažnai komentarai prasideda nuo grotelio. Taip, o čia jeigu grotelio, tai komentaras, reiškia atitinkama dalis teksto, kurie eina po grotelio, jau bus ignoruojama kompiliatoriaus. Assembleris yra iš tikrųjų kompiliuojama programa ir jos išeities kodas yra jau mašininis kodas. Toliau .data, tai čia būtų sekcija, kur mes talpinam duomenis, aprašom kabutėse kintamosios. Tačiau mes aprašom vieną tekstinę eilutę ir jeigu būtų C kalba, tai čia būtų kintamojo vardas message, bet čia message dvitaškis, tai čia tiesiog žymė, taip, o reiškia šitas tekstas, kuris talpinamas bus kaip statiškas tekstas kompiliuojant programą ir ją paleidžiant, jo adresas bus susietas su šita žymė message, būtent adresas. Toliau prasideda sekcija text, čia dažniausiai rašomas programinės kodas. Toliau .global, tai čia tie vardai, kurie gali būti matomi iš kitų failų, jeigu mūsų programa bus sudaryta iš kelių išeities failų. Toliau čia main dvitaškis, čia irgi žymė praktiškai tos mums gerai žinomos iš C kalbos main funkcijos, taip galima būtų išsireikšti. Ir toliau pati programa, taip, čia labai daug komentarų, jeigu išmesti komentariukus, tai programa taps labai trumpa, taip. Kas vyksta šitoj pirmoj mūsų instrukcijai, pas mus parašyta LA A0 message. Čia mes į registrą A0, štai čia A0 dešiniai pusė matosi, tai čia 10 praktiškai registras, X10, taip, jį patalpinam adresą šitos eilutės, ne pačią aišku eilutę, bet adresą. Mes nagrinėjam 32 bitų RISC-V registrą, ne registrą procesorių, galima tiesa nustatyti, kad jis veiktų kaip 64 bitų, bet tai neturi didelės esmės, taip, nagrinėjant šitą architektūrą. Taip, mes į A0 patalpinam adresą, toliau į A7 registrą mes talpinam grinai konstantą sveiką skaičių 4. Taip, čia LI taip būtų load immediate ketvirtukas, taip. Ir paskui mes kviečiam sisteminę funkciją, arba environment call, kuri kažką daro. Dabar, kaip suprasti, kasgi čia pas mus kviečiama, kodėl čia adresą reikėjo, kodėl čia ketvirtą talpinti į A7. Vienaip arba kitaip kiekvienas procesorius dirba tam tikroje operacinėje aplinkoje. Jeigu čia jis dirba rimtoje operacinėje sistemoje, tai aišku, ten bus sistemos branduolys, kuris moka atlikti tam tikrus veiksmus. Ir čia tas e-callas praktiškai yra sisteminės funkcijos kvietimas. Gali kilti klausimas, iš kur žinoti, kaip tas sisteminės funkcijas kviesti ir aplamai kaip jas iškviesti.
Tai čia mes turim helpą, taip, ir čia yra syscall šitoj vietoj. Ir čia praktiškai visos funkcijos, kurias mes naudosim nagrinėjant mūsų RISC-V procesorių surašytos. Būtent to, kaip vyksta kvietimas standartinės funkcijos į kokios nors. Mes patalpinam į A7 numerį tos funkcijos, o čia yra numeris. Reiškia, A7 tai visą laiką bus priskirtas pagal numerį tos funkcijos. Pavyzdžiui, jeigu norim spausdinti sveiką skaičių, tai talpinsim vienetą. Jeigu norim atspausdinti kažkokį slankaus kablelių skaičių, tai čia dvejetą talpinsim. Na ir taip toliau, čia galima jį vardinti ir vardinti, ir lentelė nėra tokia menka. Mūsų šiuo atveju funkcija bus ketvirta, o ką daro ketvirta funkcija, čia ryškiai parašyta, kad jie spausdina nulių besibaigiančią tekstinę eilutę ant ekrano. Taip, nu, kai aš pradėjau aiškinti šitą string, tai nepasakiau, čia iš tikrųjų nulių besibaigiančią eilutę, bet pati šitą direktyvą .string pasako, kad kompiliatorius turi iš esmės parašyti šitas visas simbolius, perėjimą kitą eilutę ir dar pridėti gale nuliuką. Taip. Tai tas eilutės pabaigos simbolį. Jo, ir paskui, ką jai reikia paduoti, tai ketvirtai funkcijai, jai reikia paduoti adresą mūsų išvedamosios eilutės. Ką jį gražino, čia outputs, jį nieko negražino. Taip. Nu, matot, čia turėtų būti nesuprantama visą šitą lentelę. Tai mes per šitas tris eilutės atspaudinsim kažkokį pranešimą ant ekrano, labas pasaulyje. Dabar čia matom vėl li A70, čia vėl kvietimas bus tam tikros funkcijos. Čia komentaras pasako, kad čia iš esmės išėjimas iš programos, taip. Ir čia kvietimas to išėjimo, taip. Jūs galite pasižiūrėti vėlgi tą lentelę sisteminio kvietimo ir įsitikinti, kad čia mūsų kodas nemeluoja. Toliau, kai kodas jau paruoštas, panagrinėtas, mes galim sukompiliuoti, o čia yra kompiliavimas, tai vadinasi assemble the current file. Ir toliau mes galim paleisti mūsų programėlę po vieną instrukciją arba iš karto visas. Taip, paleidom ir čia matot parašė hello world. Viskas, taip, mūsų pirmoji programa buvo įvykdyta. Ką mes dar matom šitoj mūsų aplinkoje, ten, kur mes sukompiliavom, taip čia execute, taip. Mes galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, čia reikia geriau ASCII paspausti, kaip atrodo, pavyzdžiui, duomenų mūsų segmentas, taip. Pasižiūrėkit, čia pas mus duomenys matosi, taip. Ir čia matosi hello parašytas, taip, ir jis parašytas iš pirmo žvilgsnio gana tokiu keistų būdų, tarsi viskas taip pat virkščiai čia matosi. Galima čia šitoj vietoje hexadecimal values, o čia irgi taip paspausti, šitą atspausti, pasižiūrėkit, kaip pas mus pradeda būti rašomas hello, taip. Čia pas mus yra 48, šiam 5, paskui 6C, 6C, taip. Pavyzdžiui, L mažoji, koduojasi 6C, 6C, taip. O čia pas mus rodomas 32 bitų žodis, taip, hello. Ir prasideda pas mus pats žodis nuo raidės H, taip, H didžioji, čia matosi 48 16 sistemai jos kodas. Čia viskas tvarkoja, reiškia tiesiog tai, kaip mes matome šitą 16 skaičių,
iš tikrųjų gaunasi atminties išdėstyme, kaip visiškai suprantamas blokas domenų, nes kaip mes parašėm hello, tai iš pat pradžių eina su mažiausiu adresu raidė H, paskui raidė E, paskui raidė L ir jau dar toliau pas mus raidė O matosi, paskui turi matytis kažkur tarpo simbolis, o čia 20, ir taip toliau. Jo, nesunkiai galima šitą suvokti, tai kaip tekstas parašytas, taip jis ir eina. Tik tai šiek tiek galbūt, gal čia autorius galėjo bandyti išvesti ir kažkokiu kitų būdų visą šitą atminties dampą, nes kai jis išveda žodžiais po 32 bitus, šiek tiek gali balamutinti, iš esmės, visą šitą išvaizdą. Arba gal čia ir yra tokia galimybė, bet aš gal jos nesurandu. Tai kad jis parodytų, tiesiog kaip kituose aplinkuose grinai baitų seka. Gerai, tai praktiškai būtų galbūt ir viskas. Dar viena tokia pastaba, kadangi mes sukapiliavome šitą kodą, tai čia turėtų matytis mašininis kodas tos mūsų programos. Čia šitoj vietoj galima dar vieną kitą dalyką pakomentuoti, kas pas mus buvo šitoje Čia buvo parašyta LA0 message, taip po šitoj vietoj. Bet jeigu pasižiūrėsim čia kažkaip nematom jokio LA, čia mes matom kažkokią kitą instrukciją, AUIPC, X10, tai aš jau minėjom, yra kur tas mūsų A0, o čia yra 10, tai čia viskas gerai. Čia mašininiai vardai registrų. Tai čia su registru galima sutikti, tik neaišku, iš kur tas AIUPC. Paskui čia pridėjimai kažkokie tai prasideda ir taip toliau. Reikalas tas, kad RISC-V architektūroje assembleris labai dažnai naudojami vadinamos pseudo instrukcijos, kai programuotojas rašo vieną instrukciją, bet iš tikrųjų mašininiais kodais gaunasi ten 2 ar daugiau instrukcijų. Šitą galima vėlgi sužinoti labai gerai iš helpo, iš pagalbos. Čia žiūrėkit, yra extended pseudo instructions. Mes turim kažkur tai LA, galim surasti šitą mūsų LA instrukciją, kurioje čia vietoj pas mus LA yra šitoj vietoj. Taip, load address, taip, bet iš tikrųjų čia būtent pseudo instrukcija gaunasi, taip, bet jį toliau verčiama į 2 instrukcijas, taip, jeigu grįžti šitoj vietoj. AUIPC, taip, jeigu vėlgi grįžti prie mūsų helpo, tai čia šiuo atveju yra basic instructions ir čia mes laisvai galim sužinoti šitos instrukcijos tikrą paskirtį, taip. Čia paskirtis gana skamba migluotai mums ir gal šiandien mes šito nenagrinėkim. Čia maždaug susieto su to, kad mes duomenys, kuriuos čia kraunam, adresą, tiksliau duomenų, iš esmės bandom krauti naudojant santykinį poslinkį duomenų palyginus su programą counteriu, su programos skaitliuku. Mes dar prie šito grįžčiam, kituose filmukuose kol kas užtenka už šito maždaug išsivaizduoti, kad nėra tai paprasta pakrauti tiesiog adresą, čia šiek tiek kitaip elgiamasi, iš esmės naudojant gana tokia keista instrukcija. Mes bazinės tas instrukcijas, slankaus kablelio mes nenagrinėsim, bet kitas bazinės šiek tiek mes dar prie jų pasidėsim. Gerai, tiek buvo apie pirmą mūsų pavyzdį, dabar mes galim pereiti prie antrojo mūsų pavyzdžio. Koks bus mūsų antrasis pavyzdys?
Šitą galim uždaryti, taip, ir failas open antras pavyzdys. Čia mes turim programėlę, kurioje įvesim sveiką skaičių ir jį parašys, ką mes įmetėm, taip. Čia jau žymiai greičiau aš komentuosiu, kaip čia mes atspaudinsim pranešimą įvesk sveiką skaičių. Paskui šitoj vietoje mes naudodami 5 funkciją siūlome žiūrovams patikrinti, kad čia nemeluojam. Naudodami 5 funkciją mes įvesim sveiką skaičių. Žiūrovai gal tikrins, gal ne, bet mes dėl viso pikto dar kartą parodysim. Reiškia, kas yra 5 funkcija, read int vadinasi. Mes skaitom sveiką skaičių taipo. Ką jį gražina, jį A0 gražins tą nuskaitytą reikšmę. Labai paprasta suprasti. Jį jokių papildomų input duomenų nereikalavę. Svarbu, kad A0 mes turėsim rezultatą. Ir žiūrėkit, dabar čia eina pseudo instrukcija, kurie tą A0 paskui išsaugo T0. Čia kituose architektūrose MV arba MOVE tipo dažnai būna realioji instrukcija, bet čia pseudo instrukcija. Vėlgi yra pagundų pasižiūrėti, kas kaip jie realiai atrodo. Bet truputį pavažiuokim toliau, paskui mes talpinam result, kas yra result adresą jų entry, taip, tai čia grinai tiek teksto adresą pranešimą apie įvedimą, taip, čia atspausdinama eilutė jo entry ir paskui atspausdinama patys sveiką skaičių šitoj vietoj ir dar atspausdin EOLN, pas mane pažymėta eilutės pabaigos simbolis. Taip, galim šitą paleisti, kompiliuojam ir paleidžiam. Čia mūsų promptas yra, o čia parašykim 1, 2, 3, 4, 5. Įvedam ir čia matosi jo entry 1, 2, 3, 4, 5. Čia langelis apačiai pas mus labai mažas, vos matosi. Galima leisti šiek tiek kitaip programėlės iš juodo ekraniuko. Ką mes žadėjom pažiūrėti, kasgi yra pas mus tas move, taip. Move instrukcija, žiūrėkite, čia pas mus instrukcija MV, pseudo instrukcija MV T0 A0, o iš tikrųjų ji dekoduojama į instrukciją add x5, x0, x10, taip, kas čia parašyta. x5 pas mus yra T0, viskas gerai, x0 mes prižinom, kad čia 0, o paskui x10 yra A0. Tai iš tikrųjų čia mes naudojam gana keistą dalyką, taip, kur čia mūsų užrašinė, čia šitoj vietoj šiek tiek nuleiskim, jau čia galima šitą pratrinti, reiškia parašykim add x5, x0 ir x10. O tokia pas mus instrukcija, ką jie daro, kokia jos paskirtis. Tai čia tiesiog x5 bus priskirta suma x0 ir x10, taip. Bet mes žinom, kad x0 yra kas? x0 yra ne kas kitas kaip 0 tiesiog. Tai faktiškai čia yra tas pats, kaip 0 pridėti prie x10, o čia yra tas pats kaip x10. Tai naudodami sudėties funkciją, sudėties instrukciją tiksliau, gimtąją instrukciją iš RISC-V mes padarėm priskirimą paties registro. Taip, toks įdomus ėjimas. Gerai, ir tiek turbūt apie šitą antrą pavyzdį. Kituose dalyse mes panagrinėsim likusius mūsų pavyzdžius iš šitos dalies.